Čia viskas prasidėjo, tai prieš kokią 14 metų studijavau, man atrodo, tuo metu, jo. Iš tikrųjų, rašiau net verslo planą, studijuodamas, ten buvo paskaita kažkokia, reikėjo parašyti verslo planą apie įmonę. Nu, ir parašiau tą verslo planą ir pavadinimą reikėjo sugalvoti kažkokią, ir pavadinau Furnitus. Draugas remontavosi butą ir aš jau po biškį kažką apie tos baldus jau ten išmaniau. Ir jisai sako, ar tu man nepadarytum tų baldų? Sakau, okei, padarom, pabandom, sakau, tu nupirk man medžiagas, o aš tau sakau, kaip draugui ten viską ir pagaminsiu. Tai ten, nežinau, kol išmokau su tom programom projektuoti. Tiesiog jo virtuviai išmokau su programa projektuoti, kad pagaminti jam tą virtuvę. Tai ta pirma virtuvė rinkau pas tėvuką Rusiją. Tai iš tikrųjų net smagu dar net ir dabar pasidžiaugti. Čia prieš kelis metus nuvažiavau, ten pakeitėm kelias detalės, jau tai virtuviai turbūt kokie 14 metų. Ir šiai dienai dar tikrai moderniai atrodo. Tai net stebiuosi, kaip taip pavyko suprojektuoti pirmą virtuvę, kur ir dabar panašias virtuvės dar kartais net suprojektuojam. Tai ir jinai dar šiai dienai tarnauja. Man patinka, kad visas savo idėjas mes galim padaryti, ta prasme, pagaminti baldus moderniai, ne kažkaip vien tik rankinis darbas, bet įdegiant kažkokias tai, šiuolaikiškas technologijas, mane šitas labiau gal veža, tas moderni gamyba, sakyčiau, iš to čia visas tas džiaugsmas yra. Ir tas rankų darbas, moderni gamyba ir kas visai iš to išeina kažkokie tai kokybiški gaminiai, estetiški gaminiai. Man tai pasiekimas tai yra didžiausias, tai kad mes subūrėme tikrai gerą komandą, profesionalią komandą. Tai čia pirmas, numeris 1. Baidarių irklavimas, ilgų nuotolių vykimas, tai čia, manau, pagrindinis mano pomėgis ir irkluojant ilgus nuotolius, tai tu supranti, kad pagrindinis tikslas yra laikyti kryptį, kantrybę ir tikrai ateis kažkada tas finišas. Tai vat ir verslėtas visas formuoja tą mano charakterį, kad laikom kryptį, dirbam nuosekliai ir bus rezultatas. Tu kažkokiais etapais susidėlioji, ten nežinau, po 10 km, po 5, tai čia ir verslė, šitą darbą padarysim, šitą įgyveninsim ir imam kitą. Tai verslė lygiai taip pat, manau, kad etapais, po biškį, po žingsnelį ir eini į priekį. Bet, žinai, kad jeigu tą padarėm ir tą padarysim, tai man tai šitie gal labiausiai tokie veža, tie klientai laimingi, patenkinti. Čia vis tiek investuoji, darai kažką dėl to, kad gautųsi kažkas geriau, kokybiškiau, ne dėl to, kad čia noriu pasistatysiu, tą ten įrengimą, čia tą saloną, čia viskas ten dėl klientų yra. Buvo tokia vizija, kad turėti savo gamybą, turėti savo modernų saloną, komandą suburti. Atrodo, kaip ir viskas yra dabar pasiekta ir jau viskas eina sklandžiai, bet nemanau, kad mes čia taip sustosime, kažką tikrai judėsime tolyn, čia galų gale, kad atsinaujina visą tos technologijos ir modernėja viskas, tai ir eisim į priekį kartu su tom technologijom. Ir labai svarbu tas sąžiningumas, atvirumas, kad tavim tikėtų, ateina pas tave ir jie pamatę pas mumis, jie suprastų, kad šitie gamintojai padarys mums to, ko reikia. Tai čia tas verslo planas, toks vaizdas, kad nesibaigia, ta istorija tęsiasi iki dabar. Esu Vaidas, Furnitus įmonės įkūrėjas, trumpai pasakant, Baldžius.